Liepą pasibaigusi tūkstantmečio Odisėja tapo vienu įspūdingiausių tūkstantmečio renginių. Priešingai nei kitiems valdžia šiam neskyrė nė lito. Vienas vardas Lietuva. Su šiuo šūkiu jachtos Amber Sail įgula apiplaukė pasaulį. Trispalvė iškėlė 40 uostų visiems paskelbė apie Lietuvos vardo tūkstantmetį. Galutinė stotelė – vaizdai, kuriuose įamžintos akimirkos iš 82 Lietuvos ir pasaulio vietų, kuriuose lietuviai gieda tautišką giesmę, atiduoti saugoti Lietuvos nacionaliniam muziejui. Giedojo tautišką giesmę ir kalnuose, ir čia lietuviai skrisdami balionais, plaukdami baidarėm, prie televizijos ekranų, gamtoje, ten miesto aikštėse. Vienu žodžiu, mes gauname tiek laiškų ir komentarų, kur buvo giedojama, kad tikriausiai dar vertėtų vieną apibraižą parašyti apie tai. Skandinavijos tyrimų kompanijos Norstat atlikta apklausa rodo, kad daugiau kaip 50% lietuvių Odisėją laiko įsimintiniausių ir reikšmingiausių renginių, o apie vienu metu visame pasaulyje giedamą himną nežinojo tik retas. Svarbiausių ir reikšmingiausių renginių lietuviai laikė tūkstantmečio Odisėją ir tautiškos giesmės giedojimą visame pasaulyje. Labai džiugu, kad tie duomenys rodo, kad ypatingai didelį susidomėjimą parodė jaunimas. Vadinasi, tūkstantmečio Odisėja jau nebus tik istorija ir praeitis. Tūkstantmečio Odisėja jau prisidėjo prie ateities formavimo. Odisėjoje dalyvavę jachtos kapitonai tvirtina, kad nedvejodami ryžtųsi dar vienai panašiai kelioniai. Tačiau, ką nors geriau vargu ar pavyktų pasiekti. Pajusti tą jausmą, žmonių vienybės jausmą, tą lietuvių susijaudinimą, matant 40 kvadratų trispalvę iškeltą jų uoste, kur turbūt to niekad nėra buvę. Galimybę vėl pritraukti jaunimą išeivijos, reiškia, į bendruomenės. Tai tie dalykai tikrai jaudina. Štai ši kompaktinė plokštelė, kurioje užfiksuoti tūkstantmečio Odisėjos vaizdai, bus saugoma šiame pastate, Lietuvos nacionalinėme muziejuje. Netrukus lankytojai galės išvysti ne tik pačią plokštelę, bet ir pamatyti joje užfiksuotus vaizdus. Reporteris Matas Miknevičius.